Statai namą ir visus čekius meti į vieną dėžę. Gera pradžia, bet ne visada pakankama. Jei vėliau norėsi namą parduoti ir pardavimas bus apmokestinamas, iš pardavimo pajamų galima atimti dokumentais pagrįstas statybos išlaidas. Ir štai kur pasislėpęs 100 eurų kabliukas. Paprastas kasos aparato kvitas, kuriame nėra duomenų leidžiančių identifikuoti pirkėją, savos statybos namo ar buto statybinių medžiagų išlaidoms gali būti pripažintas tik tada, kai jo suma neviršija 100 eurų. Vadinasi, paprastas anoniminis 101, 500 ir 2000 eurų kvitas gali būti problema. Bet netiesa, kad kiekvieną čekį virš 100 eurų reikia išmesti. Jeigu dokumente galima identifikuoti pirkėją arba turi tinkamą sąskaitą ir apmokėjimo įrodymą, išlaidos gali būti pagrįstos. Todėl perkant statybinės medžiagas už daugiau kaip 100 eurų sąskaitos prašyk iš karto. Ne tada, kai po kelerių metų namas jau parduotas ir staiga paaiškėja, kad VMI tavo prisiminimų, kiek kainavo statybos, išlaidomis nepripažįsta. Kartais brangiausia statybinė medžiaga yra ta, kuriai nepaprašysi sąskaitos. Protingų sprendimų.